my story. Draugai, leiskit man labai greitai papasakoti apie savo istoriją. This is me, Čia esu aš, very cute baby. labai gražus kūdikėlis. I'm the only child. Aš esu vienintelis vaikas. No brother, no sister. Neturiu nei brolių, nei seserų. And I was born asthmatic. Ir aš gimiau su astma. And because I was the only child and asthmatic, Ir kadangi aš buvau vienintelis vaikas ir su astma, my parents were very protective of me. tėvai mane labai saugojo. My parents didn't allow me to play with every other child. Man tėvai neleisdavo žaisti su kitais vaikais ar su bet kokiais vaikais. My father and the parish priest were very close. Mano tėvai buvo labai artimi su parapijos kunigu. So my father told the parish priest, my son is Gairas Katalicus. Tai mano tėvas nuėjo pas parapijos kunigą ir pasako, mano sūnus yra geras katalikas. So express Holy Communion. Tai gal jam galima kažkaip ekspres liniją gauti komuniją. So I got my Holy Communion express. Taigi aš priėjau komunijos greitąją liniją. I come to church, but I sit right at the back. Aš ateinu į bažnyčią, bet sėdžiu pačiam gale. For 1 hour, I sit down, kneel down, stand up, sit down, kneel down, Vieną stand valandą up. aš ten atsiklaupiu, atsisėdu. But I don't know who is God. Bet aš nežinau, kas yra tas Dievas. Gairas Katalicus. Aš esu geras katalikas. And Jesus was in front, but it's okay. I didn't care about Ir Jesus. Jėzus ten buvo kažkur priekyje, bet viskas okei, man jis nelabai rūpėjo. At 15 years old, I went to school. 15 metų ėjau į mokyklą And my father went to work. ir mano tėtis tą dieną ėjo į darbą. I was 15 and my father was 45. Man buvo 15, o mano tėčiui buvo 45. This is my father at 45. Čia mano tėtis, kada jam buvo 45 metai. During class, the principal comes to my class to call me. Vidury pamokos direktorius atėjo į klasę ir mane pasikvietė. He says, your mother called and said that your father is sick in hospital. Ir jisai sako, man paskambino tavo mama ir sako, kad tavo tėtis susirgo ir yra ligoninėje. I'm taking you home. Taigi aš tave vežu namo. And as he was driving me home, Ir kol jisai vežė mane namo, he looks at me and says, jis pasižiūrėjo į mane ir sako, I don't know how to tell you just now, but your mother said your father has had a heart attack and he is dead. ir aš nelabai žinau, kaip tau tą pasakyti, bet iš tiesų tavo tėčiui buvo širdies smūgis ir jis dabar yra miręs. My father never smoked cigarette or drank alcohol. Mano tėtis niekada nerūkė, negėrė. I cannot remember him ever being sick. Aš niekada neatsimenu, kad jis iš viso kada būtų sirgęs. And for me to hear that he had died was a shock. Ir man išgirsti, kad jisai numirė, buvo šokas. I tried to pray, but I'm Gairas Katalicus, so I don't know how to pray. Bandžiau melstis, bet kadangi aš esu geras katalikas, aš net nelabai žinau, kaip čia But melstis. sure enough, as the car went to the house, his dead body was in the living room. Bet viskas akivaizdu. Mes atvažiavom iki namų, įėjom į svetainę ir ten buvo negyvas kūnas. I made my heart like stone and I said, I will take care of the funeral, the cemetery, the mass, everything. Ir aš tada užkietinau savo širdį ir pasakiau, kad aš visko pasirūpinsiu. Laidotuvėm, mišiomis, visko, ko reikės. We kept the body for 2 nights in the house. Mes laikėme kūną 2 naktis namuose. And the second night, I was looking at the coffin at him, and he looked as if he was sleeping. Ir antrą naktį aš sėdėjau šalia karsto, žiūrėjau jį ir jisai atrodė lyg tais miegantis. I said, I'm not responsible. Ir aš sakiau, čia ne mano atsakomybė. My mother crying at the back is not responsible. Ir kad mama ten gale verkia, tai irgi aš nekaltas. And most of all, he's not responsible. Ir jau jis tai tikrai nėra atsakingas. Who's responsible? Tai kas yra atsakingas už tai? My 15-year-old brain said, God. Ir mano 15 metų smegenys sako, Dievas. We have a Bible in the house, except nobody ever opened the Bible. Mes namie turėjome Bibliją, tik tai tas, kad niekad jos nebuvom atsivertę. I took the Bible and I flicked and flicked and flicked. Ir
aš pasėmiau tą Bibliją ir varčiau. It was in English but looked like Greek to me. I didn't understand one word that was written here. Ji buvo parašyta anglų kalba, bet man atrodė kaip graikiškai, nieko aš ten nesupratau, nė žodžio, kas ten At 2 parašyta. o'clock in the morning, I threw the Bible to the wall and I shouted, "Why did you take my father?" Ir 2 valandą nakties aš mečiau Bibliją į sieną ir rėkiau, kodėl tu pasėmei mano tėtį? God kept quiet, never opened his mouth. Ir Dievas tylėjo, netvėrė savo burnos. 8 o'clock that morning, I buried my father, but I also buried church, God, and Catholicism. 8 ryto, sekantį rytą, aš palaidojau savo tėtį, bet taip pat palaidojau bažnyčią, tikėjimą ir katalikybę. I fast forward what happened in my life, 15, 16, 17, 18 years old. Aš tada dabar greit prabėgu, 15, 16, 17, 18 metų man tada buvo. By the time I was 18, I had mixed up with wrong company of friends in Kuala Lumpur. Ir kai man buvo 18, aš susidėjau su nelabai tinkamais draugais Kuala Lumpūre. I was peddling, I was protecting the prostitutes in my city. Aš dirbau prostitučių apsauginių savo mieste. Using a knife, I would take money from the customers of the prostitutes. Ir naudodamas peilį, aš atimdavau pinigus iš prostitučių klientų. I had already used the prostitutes for myself at this point. Ir pats tuo metu naudojausi savo prostitutėmis. But there was no joy, no happiness. Bet nebuvo jokio džiaugsmo, laimingumo. Just emptiness, hatred, and anger in my heart. Tik tai tuštuma, neapykanta ir pyktis mano širdį. And I figured the only answer at 18 years old was suicide. Ir aš sugalvojau, kad vienintelis atsakymas man būnant 18 metų yra savižudybė. So I prepared a knife to cut my wrist at 18 years old. Taigi aš pasiruošiau peilį, kad persipjaučiau riešą būdamas 18 metų. I still remember it was 2 o'clock in the afternoon. Labai gerai prisimenu, tai buvo 2 valanda po pietų. I'm sitting in a sofa. Sėdžiu sofoje. The curtains were drawn. Užuolaidos buvo uždarytos. And the knife was in front of me. Peilis buvo priešais mane. I was about to cut my wrist. Ir aš jau pasiruošiau pjauti savo riešą. And a thought came to my mind. Ir tada atėjo mintis man į galvą. Jude, give God another chance. Judai, duok Dievui dar vieną šansą. I said, what God? Sakiau, kokiam Dievui? There is no God. Taigi nėra jokio Dievo. Jude, what have you to lose? Give God another chance. Judai, tu neturi nieko ką prarasti. Duok Dievui dar vieną šansą. And this arrogant 18-year-old boy, Ir tas arogantiškas 18 metų vaikinas, I challenged God and I said, if you are alive, show yourself to me now. aš mečiau iššūkį Dievui ir sakiau, jeigu tu esi gyvas, tai pasirodyk man dabar. Now, not tomorrow. Ne rytoj, dabar. Tomorrow already got dead. Nes rytoj aš jau galėsiu negyvas. Now show yourself to me. Dabar pasirodyk. When I said that, I Kai was aš tai sitting in a pasakiau, sofa. aš sėdėjau sofoje. I felt somebody standing behind me and holding my right shoulder. Aš pajaučiau, kad kažkas stovi už manęs ir laiko mano dešinį petį. Behind me was just a wall. Už manęs buvo tik tai siena. Then I heard a voice. Tada aš išgirdau balsą. Not a voice in my head, but an audible voice as clearly as you hear my voice Ir now. ne balsą galvoje, And the bet voice- tokį patį labai aišku balsą, kaip jūs mane girdite šiandien. And the voice said to me, Ir balsas man pasakė, Jude, it was I who took your father. Judai, tai buvau aš, kuris paėmiau tavo tėtį. From this day onwards, I will be your father. Ir nuo šios dienos aš būsiu tavo tėtis. And I will change your life forever. Ir aš pakeisiu tavo gyvenimą visam. I started to cry. Aš pradėjau verkti. Cry. My Verkti. heart broke. Širdis mano sudužo. I felt as if I was standing under a waterfall, except it was not water, but love pouring over me. Man atrodė, kad aš stoju po kriokliu, tik tai, kad tas krioklys buvo ne vanduo, I was o being Dievo baptized in the meilė Holy Spirit. bėganti per mane ir tuo metu aš buvau pakrikštytas šventoji dvasia. 18 years old, he changed 18 my metų. life. Ir kai man buvo 18 metų, jisai pakeitė mano gyvenimą. I'm not here to talk about a book I read. Ir čia aš nepasakosiu jums apie knygą, kurią aš I'm perskaičiau. here to tell you about a God I met. Aš jums pasakosiu apie Dievą, kurį aš sutikau. He changed my life.
Jisai pakeitė mano gyvenimą. I heard his voice. Aš girdėjau jo balsą. And at 29, I said, yes, Lord, I will be your mouth to this world. Ir kai man buvo 29 metai, aš pasakiau, taip Dieve, aš būsiu tavo burna šiam pasauliu. I should be dead. Aš šiaip turėčiau būti negyvas. But at 59, I'm still alive in front of you. Bet man 59 ir aš čia stoviu gyvas prieš jūs. Only for one reason. Ir tik tai dėl vienos priežasties. Because you needed to hear this story. Todėl, kad jums reikėjo išgirsti šią istoriją. Amen. Hi there, Jude Antoine here. Thank you for watching this video. I hope that it has blessed you. If you're interested in more videos, please subscribe to this YouTube channel by clicking on the bell right over here. If you are interested to watch more videos, please watch any in the playlist right over here. Thank you. May God bless you.